KTM fanai, ką šiandien dar vienas KTM-as. Tai yra 990 modelis, kuris eina nuo 6 iki 12, man atrodo, metų, bijau pameluot. Adventure modelis. Turistinis, žodžiu. Tai, ką čia mes su juo darysim? Pradžiai matuosim, žiūrėsim, ką jisai turi, kadangi savininkas nusipirko ar su užlinkusiu motoru, ar pačiam sugedo ir dėjo kitą, ne, man atrodo, dėjo pats kitą motorą, dėl to, kad anas sugedo. Ten, pataisamai, bet suma labai, labai didelė, žodžiu, remonto, tai nusipirko kitą variklį, įsidėjo. Ir pradžiai reikia pratestuoti, pažiūrėti, ar viskas yra saugiose ribose, dėl to, kad prieš tai su nuo varikliu motociklas, kaip pasakyti, galima sakyti, ale čipuotas jisai yra. Tai čia yra surašytas akramapas gamyklinis. Tai akramapas, kas nežinot, yra gamintojas siūlo tokią opciją. Tipo ten pagal Akrapovičių gamyklinį ir taip toliau. Sportinį turiuomenį variantą. Tai tas akramapas jisai yra tik tai kūro mapas pritaikytas tai išmetimo sistemai. Daugiau jokių nustatymų, pakeitimų, kas liečia ten pačios tos galios didinimą kažkokį specifinį, nieko tas akramapas nedaro. Jo paskirtis yra viena, tik tai tikti pagal Akrapovičiaus išmetimą, kadangi mocas jau čia yra nenaujas, tai kad surašius tą akramapą čia kažkas tiks tenai, žodžiu, tai šansų kaip ir nėra daug, bet yra tikimybė. Tai V-twin variklis, 2 cilindrai, kaip ir jau ne vieną kartą sakiau, kūro mišinį matuoti ir reguliuoti reikia kiekvieno cilindro atskirai, tai yra kiekvienos pusės, kad žinoti, kur kokias korekcijas daryti. Matuojant per čia tiesiai bus netikslus variantas. Dar kartuoju, kodėl. Tai jeigu vienas cilindras smarkiai perpila, kitas smarkiai nedapila, per čia jums gali to mišinio miksas išeiti ir jau rodyti gerą mišinį. Ir jūs galvosit, kad viskas yra gerai. Programuojant, tuninguojant analogiškai, mišinys matuojamas, jeigu per čia, jūs pamatėt, tarkim, smarkiai per liesą mišinį, bendroj sumoj turiuomenį. Ir ten dadėjot kažkokį kūro kiekį, reikalingą pagal tą jūsų išmatavimą. O pasirodo taip, kad pas vieną cilindrą mišinys jau tarkim ant liesumo ribos, pas kitą cilindrą ant riebumo ribos, o jūs dedat kūro arba atimat kūro abiem cilindram vienodai, kas yra neteisinga V formos varikliams arba V4 arba inline 2 kai kuriems mocams. Tai kiekvieną cilindrą reikia sureguliuoti atskirai, kad būtų saugus, geras, tikslus sureguliavimas. Aišku, galima ir unifikuotą daryti tą vadinamą, bet, kaip pasakyti, tai nebus tikrai toks variantas, koks turėtų būti čia realiai su bet kuriuo motociklu. Nesvarbu ar toks, ar chopperis, ten Harley visokie, tik 2 cilindrai motoras, kiekvieną cilindrą reikia reguliuoti atskirai. Ir kodėl kiti baidosi kainos? Dėl to, kad užtrunka žymiai ilgiau sureguliuoti teisingai. Per čia, pamatavus ten kažką sumėčius, pigiau galima padaryti ir padaro pigiau, bet tai nėra tas, kas turėtų būti padaryta. Tai tokiom korekcijom unifikuotam tokiam varikliam galima labai, labai prisižaisti. Riebesnė pusė, ten biškai mažiau bus blogybės, daugiau kūro reis, žodžiu, daugiau sodžių kaupsis ten ir visų kitų reikalų variklė dėl nesudegusio kūro. O jeigu kūrą matuodami unifikuotų būdu nuimsit ir pasirodys tai, kad jau gamykliškai vienas cilindras jau turėjo per mažai kūro ir jūs nuimsit dar, tai gali ten, žodžiu, ir vožtuvai pradega, ir cilindras ir taip toliau. Tai kas turit V formos variklį, geriau darykit taip, kaip priklauso, žinosit, kad viskas yra padaryta gerai. Aišku, jeigu jums parodys rezultatus, tai jeigu neparodys, pasakys, ale padarėm, tai čia irgi pasakyt. Tikėti neverta, jeigu nėra įrodymų. Tai pirmoje vietoje matuoju, žiūrim, ką čia turim, ar viskas ten. Jeigu nėra labai didelių nuokrypių ir tikrai
ilgesniam periode bus saugu važinėti, tai nieko nereguliuosim, tiesiog apsistosim ties matavimais. Jeigu matysim, kad svarbiausia dėl kuro trūkumo, kad nebūtų. Jeigu biški riebiau, VL formos varikliui nėra baisu, kad jis biški riebiau tenai pavalgys. Svarbiausia, kad nebūtų per liesas. Tai jeigu bus jau liesumas tenai, nežinau, prie didesnių sūkių, didesnės apkrovos jau ten lambda 1 ir daugiau, tarkim, arba kažkas arti tos zonos, tai jau tada reguliuot kaip ir bus būtina dėl to, kad savininkas jisai nori, žodžiu, ilgai turėti ir ilgai su juo važiuoti. Tai va, toks reikalas. Modų kažkokių nieko čia nėra, viskas standartas, net šnorkelis yra, tokiem daro modifikacijas, čia, žodžiu, nuėjama tos dangčius, šnorkelius nuėjama, čia didesnis paėmimas, tai KTM tas dalykas duoda. Galbūt, jeigu jau reguliuosim, kadangi čia pjausti, tai aš nepjaustysiu, galbūt ir to nereikia savininkui, tai, bet pabandysim galbūt tą šnorkelį nuimti ir pramatuoti, pažiūrėti, ar yra kažkoks skirtumas, ar ne, didesnio oro paėmimo, nes taip atrodo. Kokia sistema, čia elektroninio gazo pas šitą mocą nėra, čia yra trosas ir dvigubas setas sklendžių yra, tai pirminė sklendė tai yra, ką jūs darinėjat su ranka, ir antrinė sklendės yra, ką darinėja kompiuteris. Tai čia toks sukerktas variantas, kaip pas japonus būna, su pirminė ir antriniam sklendėm. Tai vat, išmetimas MIV, tik tai čia sliponas, kaip suprantu, tikrai nepilnas. Lambda zondai yra. Lambda zondus, jeigu reguliuosim, bandysim išjunginėti, kaip ir nereikalingi jie čia, nes ten kažkokiu buvo, prieš tai sakė, problemų ten pas meistrą kažkokiu buvo, ten diagnostiką darė. Dirba, nedirba kažkas, įdėjo kitus zondus, ale dirba, klaidų nieko nemeta. Tai vat, nu padanga jau čia tokia ir plokščia labai. Žiūrėsim, kaip čia dar su tokia nesukau. Žiūrėsim, kaip jisai čia veiks. Tai vat, atrodo viskas taip. Tai vat, kol kas tiek pasirašinėjau, pasiruoš tokį mocą visiems matavimam, nu, užtrunka laiko, dėl to, kad 2 cilindrai, čia visokių paliktų reikalų yra. Tai va, gerai, kol kas tiek žinių. Darbas baigtas, žodžiu. Tai po matavimų ten su savininku biškį padiskutavom, daryt, nedaryt čia iki galo, žinai, tai visgi nusprendė daryt, turiu omeny reguliuoti. Tai apie rezultatus parodysiu kaip kas, kur kiek tenai buvo. Realiai, ramiai važiuojant, neduodant jam, kaip pasakyti, stipriai anglių, kažkur karštuose taškuose tenai, ar kokiuose purvynuose, ten nežinau, kur labai didelė apkrova ir didelė temperatūra. Nu, tas mocas tikrai jisai važiuotų ir gyventų. Tai šitas mapas, kuris yra įrašytas, čia yra ne originalas mapas, čia yra Akra mapas, vadinamas gamyklinis Akrapovičiaus mapas, kurį siūlo KTM-as, Aprilia, Ducati, visi gamintojai Europą tokį reikalą turi. Tai čia yra įrašytas tas Akra mapas. Kaip ir sakiau, tik kuro korekcijos. Tai kai kuriuose zonose jisai tikrai labai neblogai tiko. Būtent su šituo išmetimu filtradėžė čia yra stokas, niekas nedaryta. Žodžiu, tas dangtis gamyklinis, viskas gamykliškai, apart šito, ir ten susivyrino kažkokią stambesnę alkūnę. Nes vamzdis tai toks, sakyčiau, nu vienas iš didesnių, kiek teko matyti. Anas ale buvo siauresnis tas trišakis. Tai žodžiu, šiaip bendrai paėmus, jisai minkštai važiuoja, man patiko tikrai. Tai ten ir tema dabar biškai užverė šitoj grupiai fanų KTM-ų. Kas ten geriau, kas negeriau, žodžiu, tai man kaip ir nesvarbu, kas jum geriau, kas jum negeriau, jūs renkatės, ką jūs norit. Aš jum tiesiog noriu pasakyti informaciją, kuri yra paremta realiais testais ir kad yra ką parodyti. Ne kažkur ten kažkoks Vasė kažką darė, 100 metų daro ir ten viskas super, nors nėra ką parodyti. Nei jokios kreivės, nei nieko, tai ten viskas, žinai,
iš dangaus paimta tie visi faktai. Nu, bet ne esmė. Jeigu žmogui tas variantas tinka, kurį daro tenai kažkoks ale patikrintas variantas, nėra problemas, darykit. Jeigu jums patinka viskas, čia yra jūsų motociklas, jūs nusprendžiat, kaip jums daryti. Yra žmonių, kurie nori, kad jų, kaip pasakyti, motociklas dirbtų taip, kaip priklauso, o ne taip, kaip kažkas pasakė, kad jisai ale dirba. Po to ten pseudo mapo surašymu. Tai ir kai kurie labai pyksta už tą dalyką, tai, nu, žodžiu, ne esmė, čia apie tai aplamai nediskutuojam, darot, ką norit ir kur norit. Motociklas jūsų, pinigai jūsų, galva jūsų, pasirinksit patys. Tai vat, man aktualu tik tai žmogus, kuris su manim bendrauja ir kuris nori, kad jo motociklas, kaip pasakyti, būtų sureguliuotas ir saugiai dirbtų ilgesniai perspektyvai. Tai čia tų filtradėžių nieko nenuiminės, jau taip čia sugaišau to laiko, tai nemanau, kad čia yra prasmė, aš šnorkeliu nuiminėt. Jeigu būtų prasmė, tai tik tai arba išpjaut skylę filtradėžį ir dėti ten sportinį tą reikalą, arba dangtį sportinį dėti. Tada aš manau, efektas tikrai būtų, bet tada jau reikia perreguliuoti vėl motociklą. Tie dangčiai nežinau, kiek ten yra kažkokia firma Rottweilerį, ten turbūt daug kas žino, čia kažkoks mačiau liupdukas yra Rottweiler. Jie tenai tais airboxais visokiais užsiema reikalai, žodžiu. Nu, ir kiti gamintojai galbūt irgi parduoda. Tai tokių modų prisidarius yra realiai, nu, būtina reguliuoti arba bent jau užsimatuoti. Išsimatuojat ir žinot, ar jūsų mocas saugiose ribose dirbs, ar jam ten bus to kūro didelis trūkumas, kas gali lemti mechaninis variklio pažeidimus ilgesniai perspektyvai. Tai va, toks reikalas. Dar kažkas klausė tenais apie ten kreivės, nu viską parodysiu, apie sklendės klausė. Blemba, užkrito vardas dabar, žinau aš tą žmogų, bet man vardas užkrito, žodžiu, tai nesvarbu. Ar sklendės išimtos, ar yra vietoj. Sklendės viskas yra vietoj ir iškart sakau, jų išiminėti nereikia. Jos yra ten nebereikalo. Kad jūs jas išimsit, nereiškia, kad jums bus naudos. Tarkim, kaip pavyzdys, jos riboja kažkokį dalį oro srauto, jūs išėmėte tas sklendės ir jūs gavot didesnį oro padavimą, didesnį oro srautą. Tai jos yra kažkiek apribotas prie žemesnių sūkių ir prie vidutinių sūkių kažkiek apribotas. Max galia, jos tikrai nėra apribotas, kad jūs jas išimsit, jums daugiau galios, o maksimalkės neatsiras. Tikrai. Net ir nuo midrange'o jau nėra šitas mocas apribotas, jo galia visiškai. Tai kai jūs išimsit tas sklendės, jūs gausit didesnį oro srautą, jūs gausit daugiau galios, jeigu pas jūs pasirodys ar gamyklinė programa, ar ten kažkoks mapas įrašytas, bus smarkiai perriebus mišinys. Tada, tik tada, toks kaip ir pasakyt, nu, autotuningu nepavadinsiu, bet daugiau oro srauto ant riebesnio mišinio, kuris pas jūs yra, automatiškai pas jūs mocos charakteristika ir skaičiai pagerės. Bet jeigu pas jūs yra norma kūro gamyklinė arba per mažai kūro jau gamykliškai ir, tarkim, mapą kažkokius rašius, jūs nežinot, koks pas jūs mišinys, jūs tiesiog įsivaizduojat. Tai dar padidinus oro srautą pas jūs tas mišinys ant tiek nulėsės, kad ten, nu žodžiu, žinot, kas gali būti, kai degimo kamerai būna per aukštą temperatūrą. Tai ir išmetimai raudonuojantis, ir vožtuvai pradegi, ir cilindrai tenai, žodžiu, ir visi kiti reikalai. Tai jeigu darot kažkokius modus, tai bent jau galit, aišku, kas laikyti tą mocą norit, ten keliauti ar kažkokio patikimo daikto, nu bent jau užsimatuokit. Mišinį, kaip ir sakiau, reikia matuoti iš kiekvieno cilindro atskirai. Vatvinas neatspindi mišinys per šitą, per bakelį pamatuotas, tai nėra teisingas variantas. Nu ir žinosit, ar jūsų, kaip pasakytas, setupas saugus, arti saugios ribos ir panašiai. Tai vat, daugiau, nu jis kažkokio apribojimo neturi, čia, nu blemba, senas mocas nuo 6 iki 12 eina, ten tu euro, ten koks, nežinau, ten 2 turbūt. Tai gamintojas bent jau europinį modelį jisai neįdėgė nieko. Čia reikia USA programą pažiūrėti, šitą Ameriką būna ten biškai daugiau įriboja, bet 2007 metais, nu, kažkaip nelabai tikiu. Tai, kaip ir sakiau, kažkokios supergalios iš jo išpešti yra sudėtinga,
be mechaninių modifikacijų, nes gamykliškai jisai nėra niekaip apribotas. Tai nei sklendės, nei uždegimo sistema, ten nei kiti parametrai. Viskas yra full power atrakinta ir jūs visą tą jau turit gamykliškai. Taip, dėl padangos sukimo viskas ok, minkštai, gal dėl to, kad jinai plokščia tokia, jokios praktiškai vibracijos. Dar aš manyčiau, nedaug aš čia su juo pravažiavau, gal kokį, nežinau kiek tų kilometrų, ten 30, gal 40. Čia prasukęs turiuomenį. Tai, man bent jau pasijautė, kad ta vibracija, jinai aukštesniam pavarom dar sumažėjo. Nesakau, kad jisai buvo vibralkė, va prieš tai dariau KTM, kokį 6.9 aukštom pavarom. Neįmanoma ant žemų sūkių važiuoti. Taip jisai joja tenais konkrečiai. Šitas tikrai man jisai patiko, kaip jisai važiuoja. Tai manau, turbūt todėl ir turi fanų, kad toks neblogas variantas. Taip, toliau, kaip ir viskas turbūt. Tai va, einam iškart prie max galios. Tai kaip ir sakiau, kiekvienas cilindras reguliuotas atskirai. Į skaičius pradžiai čia nesureikšminkit, iš kreivės paskiau ištrauksiu, kuri geriausia, kuri negeriausia tenai buvo. Stokinė, pirmą kalbam apie kūrą tik tai. Taip, maksimali galia kūras, ane? Tai kodėl mes čia nusprendėm jį reguliuoti? Taip, gal kol kas nepajuodinsiu. Net turėkit omeny, kad šitie mišiniai yra pas šitą motociklą. Nereiškia, kad pas jūsų motociklą jie bus tokie ir aš 100% įsitikinęs, kad jie bus kitokie. Dėl kito šitą motociklo susidėvėjimo, dėl kitokio išmetimo, dėl kitą dieną reguliuojam, ten dar kitokios sąlygos žodžių. Tai yra aktualu tik šiai dienai, šiai minutį. Tai šitą motociklą, jūsų mocų tai negalioja. Tai va, taip, pažymim turbūt stokas, ane? Čia yra vienas cilindras, čia yra kitas cilindras. Kaip ir sakiau, V formą būtina reguliuoti atskirai, tai kodėl mes nusprendėm jį visgi reguliuoti? Klausiaus, pirmą išmatavom, nusiunčiau rezultatus. Sakau, jeigu nesmauksi ilgai, dažnai, tai tikrai važiuoti galima ir su šito variantu ir problemos kaip ir nebus. Tai čia gamyklinis mišinys. Čia yra, kaip pasakyti, per liesą, per riebų, bet tai, kai V formos variklių nėra visiškas didžiulis kosmosas, kad tai sugadintų variklį, tai aišku, pradžia prisidės per liesesnis mišinys, kad mocas toksai jautresnis, labiau tamposi, netolygiai gazą priema ir panašiai. Per riebus mišinys, jisai švelnina tą gazą, švelniau priema, minkštesnis motociklas tampa, bet didėja kūro sąnaudos ir kaupiasi bereikalingi sodžiai variklėje, nes tas kūras jisai visas tikrai nesudega. Biškį nutraukė, paskambino, skau atvažiavo. Tai dabar pamiršau, ką ten kalbėjau. Ten, kad per ekonomiją, sodžiai ir taip toliau. Tai kodėl mes nusprendėm daryti tą dalyką? Tai iki šitos zonos, tarkim, 7,5, 8, važiuojant normaliom sąlygom, labai nekankinant to moco, šito turiuomenį, tai viskas labai neblogai. Galima tikrai važiuoti. Kitas cilindras taip pat arti realiai normos ribose, bet kaip V formos varikliui, biški lesokai. Tai kodėl nusprendėm daryti? Va dėl šito dalyko, kadangi jau čia nuo 8 štukų ir viršų. Kitose zonose nuo žemiau irgi ten biški parodysiu, tai to kūro kiekis jau jisai mažėja. Ir jeigu jūs ilgą laiką važiuosit aukštom apsukom, dideliu greičiu kažkur ten, nežinau, autostradoje, didelį atstumą, to kūro trūkumas tikrai nėra į sveikatą varikliui per liesas mišinys. Žinot, kad ne faktas, kad jums tas vėjas atvesins ten kažką iš lauko, degimo kamerą jisai, kaip pasakyti, tikrai neatvesins tiek, kiek reikia. Kūras yra toksai dalykas, kurio pagalba taip pat galima atvesinti variklį, degimo kamerui temperatūrą sumažinti ir taip toliau. EGT, kas žinot, kas yra. Tai yra išmetamųjų dujų temperatūra. Tai vat. Taip, dabar apie tą galę, ne?
ten dabar nežiūrėjau internete, kiek jis ten gamykliškai deklaruoja gamintas, ką jisai turi. Bet, o taip kaip jisai pas mane atvažiavo, jisai turėjo 103 AG ir 9,1 Newtoną. Dabar yra 109 AG ir, Newtonų čia praktiškai tam diapazone nepadaugėjo. Tai kodėl tie skaičiai, tarkim, gali būti labai dideli arba labai maži, arba iš viso nebūti, tarkim, ne? Jeigu kūras yra arti normos ribos arba normos ribose, kūro pagalba, vien tik tai kūro pagalba galios išpešti praktiškai yra neįmanoma. Nebent tie nuokreipiai bus žiauriai dideli, labai per lies arba labai per riebų, tada vien iš kūro galima išlošti labai gerus skaičius. Kai kūro yra arti normos ribos, tie minimalūs pakeitimai, jie praktiškai neduoda jokio rezultato, kas liečia galę, bet jie duoda tą, kaip čia pasakyti, throttle response, ne, atsaką į gazą. Kai gazas geriau, ta prasme geriau reaguoja į tą pasukimą, mocas švelnesnis, mocas geriau atsako, be jokio lago, be jokio tampymus ir taip toliau. Tai, toj zonoj, kur kūras buvo, kaip pasakyti, kai kur geras, kai kur nelabai, vis tiek pavyko išpešti kai ką. Čia yra 3 AG, čia yra 6 Newtonai, 6 Newtonai aš manau tikrai yra nemažai. Maksimali galia, taip pat 6 AG dasidėjo, tai toj vietoj, kur buvo 101, dabar yra 109, tai 8 AG ant piko dasidėjo, ne faktas, kad jūs čia visą laiką smauksite iki tiek, kad jūs ten pajustumėte tą efektą, bet šitą rezultatą davė kūro korekcija. Kaip rodžiau tenai, kur buvo nuo 8 ir viršų per liesą, tas ir matosi atsiskirimas yra nuo tos zonos praktiškai. Ir kitų parametrų pakeitimas, tai uždegimo sistemos korekcijos. Tai bendroji sumai duoda tokį rezultatą. Aš manau, jisai yra tikrai neblogas. Dabar, kaip ir pasakyti, viskas yra saugiose ribose. Tai va, čia maks galia, ta prasme, tas kūras yra nuleistas į idealią zoną tarp tų dviejų linijų, kur buvo per daug. Kitas cilindras buvo, kaip pasakyti, tikrai sakyčiau neblogas, bet visgi, kaip V formai padaryta geriau dabar yra. Čia yra viena iš mažesnių gazo padėčių, tarpinis variantas tarp maksimalios galios ir vidutinės. Tai buvo 9,4, dabar 9,7. Šitoje vietoje 4 AG dasidėjo, toks atsiskirimas. Čia analogiška situacija. Praktiškai nuo gazo vidurio ir iki maksimalios visur buvo, per mažai kūro į tos aukštus sūkius. Tai dabar viskas normos ribose. Kitas cilindras taip pat buvo per liesas mišinys ant galo. Ir midrange'as, vidutinis gazas, tai irgi 3 AG papildomai dasidėjo, 3, o čia 5 AG šitoje vietoje. Nuo 3 iki 5 AG praktiškai, per visą diapazoną. Tai čia su kūru, analogiška situacija. Realiai, kaip ir sakiau, nuo vidurio į viršų visur buvo per mažai kūro. Dabar viskas išlyginta yra taip. Tai va, toks reikalas su šituo motociklu. Matau, ten fanų jisai turi, nors senas, bet matyt dar pagal paskirtį daug kas naudoja. Tai jeigu kažkam kažkas buvo neaišku, įdėsiu YouTube, kai visada komentaruose po video, arba šiaip galit parašyti, paklausti, kas jums buvo neaišku konkrečiai. Tai pagal galimybės pasistengsiu atsakyti tą klausimą. Tai kaip ir sakiau, motociklas motociklui nelygu. Čia informacija yra tik konkrečiai apie šitą motociklą, ne apie kitą tokį patį, tokiu pačiu modeliu. Ir net ir kitas atvažiavę. Kai kitas mocas atvažiuos su stokiniu įsirbimu ir su MIF bakeliu, tarkim tokiu, protestavus 2, tada galima objektyviai palyginti, pasakyti, ar tas galioja kitam ar ne. Jeigu pas jūs arba gamyklinis bakelis, arba kažkoks kitoks bakelis, arba pilnas išmetimas, ten yra visiškai kita tema. Tai nesakau, kad visada tie akra mapai ir kiti dalykai yra blogi.
pirmą reikia juos pratestuoti. Kai juos pratestuoja, tada jūs žinot, ant kiek jie turi efektą ir ant kiek iš jų yra nauda. Kad ten kažkur pigiau galima kažkokį ten įsirašyti kažką, kaip pasakyti, nežinau, kokia iš to yra nauda, jeigu tas pigesnis dalykas yra neefektyvus arba dar net gadina reikalą. Tai įsirašyt, kad įsirašyt tiesiog ir kažkaip ten savo galvoj nuramint save, kad dabar viskas yra super ir gerai. Tai, žodžiu, kiekvienam savo pričiūdai. Tai vat ką, dar kart prasuksiu aš jį čia, paklausysit, kaip jisai čia skamba, toks, mocas netylos. Ir bus turbūt šiam kartui tiek. Tai vat, kol kas tiek žinių, paka visiems.